Sveiki. Šiandien pakalbėkim, kam reikalingas veido valymas, kokiem asmenim reikalingas, o kokiem, sakykim, praktiškai jisai tiesiog nereikalingas. Tai va, asmenims, jauniem ar vyresniem neturi reikšmės tie, kurie turi odą linkusią į sebumą, kuri gamina daug riebaliuko, kurie turi daug bėrimų, papulių, pustulių, žodžiu, ir įsiplėtusias poras, tai taip, jum reikalingas veido valymas. Ir sakyčiau, ne taip dažnai. Tai yra tik tais kas 3 mėnesius arba netgi vieną kartą į pusmetį. Nes kuo daugiau jūs šveisite ir valysite savo odą, tuo jinai daugiau gamins sebumo. Tokiem pacientam po tokio jau, sakykime, klasikinio mechaninio veido valymo, ar tai kombinuoto veido valymo, mes dažniausiai rekomenduojame namų odos priežiūrą. Jūs puikiai galite tęsti šitą darbą namie. Tai yra į savo rutiną, ypač vakarinę, įtraukite rūgštinius įvairius serumus, galite įtraukti enziminius pilingus, įvairias kaukes, kurie mažina sebumą ir, žodžiu, šitaip jūs patys namie palaikysite šitą rezultatą. Nes, kaip minėjau, kuo jūs daugiau šveisite savo odą, tuo jinai daugiau gamins sebumo. Čia yra faktas. Ir dabar dar trumpai, kokie veido valymo būdai yra. Tai pirmas, pats toks, sakykime, rimčiausias, tai yra klasikinis mechaninis kombinuotas veido valymas. Toliau gali būti rūgštinis veido valymas, gali būti ultragarsinis veido valymas, švelniom odom ten enziminis veido valymas. Toliau gali būti hydrofacial. Nežinau, kaip ten kiti sakys ką, bet man šitas hydrofacial, yra nepasiteisinęs būdas ir ganėtinai traumuojantis odai, o naudos, sakykime, nėra tokios didelės, kad jis ten ištrauktų tos komedonus, pilnai išsiurbliuotų. Tai pasiimkit namie tą siurblį ir šauniai galite pačius pasidaryti. Bet man tai tikrai šita procedūra neverta. Na ir dabar veidukai tokie su plona, jautria, porcelianinė oda, kurie neturi visiškai įsiplėtusių porų, ateina į veido valymą. Kartais užsidėti net 3 akinius ir galvoju, ką čia valyti. Supraskit, tokiem asmenim praktiškai nereikalingas veido valymas. Taip, kartą į metus jūs galite ateiti švelniam veido valymui. Tai būtų jau nepavadinčiau net veido valymu, tai gali būti enziminiai pilingai, tai gali būti ultragarsinis veido valymas. Viskas. Mes vieną kartą metuose galime nuimti suragėjusią viršutinę veido odos, sakykime, tą paviršių, kad jinai pradėtų labiau kvėpuoti ir priemonės būtų geriau veikiamus. Nerekomenduoju bereikalingai šveisti veido odos. Jinai ir taip yra jautri ir jeigu jūs ją dažnai valysite ar šveisite, prarasite savo lipidinį barjerinį sluoksnį, jame su laiku atsidaro skylės ir oda pradeda stipriai sausėti, pradeda būti jautri, tiesiog pirštą prilietus, aplinkui viskas raudonuoja, tai mums šito nereikia. Jums užtenka kartą į metus labai švelnaus enziminio pilingo. Išvada tokia, taip, odai, kuri yra linkusi į sebumą, į riebumą, taip, riebi oda, kuri daug gamina to riebaliuko, kemšasi, uždari kamedonai, atviri kamedonai. Taip, jums reikia valyti veidą, bet vėlgi viskas turi būti su protu ir su saiku. O esant porcelianiniai, plonai odeliai, praktiškai jums reikia atvirkščiai, sakykime, palaikymo tokios odos, o ne šveitimo ar kažkokio rimto valymo. Tai tiek.